Labą dieną, sveikinuosi iš Kviečių lauko. Tai šiandien vėl apžiūrėsim laukus. Šiek tiek kitaip atrodo laukai. Tai pasižiūrėsim, kokia žala gali būti, ar jau yra. Įsivertinsim, kaip jie atrodo. Tai esam Ukmergės rajone. Šiaip gavom apie 20 cm šlapio sniego. Dabar yra 6 valandos vakaro, jau gal po 6. Iš tikro per dieną sniegas šiek tiek nutirpo, bet dar visas nenutirpo. Tai vakar vakare dar įdėsiu video. Buvau nuvažiavęs į Rapsą, tai vakare dar nebuvo tiek daug sniego. Turim antradienį ir netikėtai grįžo žiema. Tai užsukau greitai pasižiūrėti, kaip laikosi Rapsas. Tai sniega dabar prisnyga apie 10 comų gal. Biškį praeisiu, pasižiūrėsiu, įlysiu ten į vidų. Bet liktais dar atrodo nieks nesulaužyta. Bet kas svarbiausia, rodo sniegą iki 12 nakties. Tai ir naktį -1. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Bet gal didelė žalos nebus. Na, aišku, matau, jau iškart čianai yra tokių. Bet gal nieko baisaus čianai dar. Ryte atsikėliau 6 valandą. Važiavau į studijas, tai situacija buvo jau prastoka ir dar rodė sniegą iki 11 valandų, tokį lengvą. Tai ir snygo tas sniegas iki 11, tai paskui buvo kažkur apie 20 cm sniego. Čia dabar dar sakyčiau ganėtinai pratirpęs laukas. Buvau atvažiuojant pasižiūrėjęs, kur yra prie miškų laukai, tai grinai visi dar balti. Na ir pabandom prasikas pasižiūrėti, ką čia turim, kur po didžiausių sniegų, ką čia turėsim. Bet šiaip, kiek žiūrėjausi, tai yra nemažai nulūžusių. Aišku, tas matosi tie nulūžimai. Nieko čia baisaus realiai, nes jie yra ne nuo pašaknės. Jeigu būtų nuo pat pašaknės nulūžę, bet matosi, tokią situaciją turim. Tai reikės iš tikro prasipjaut, pasižiūrėti, kurioje vietoj varpa yra. Bet jeigu varpa yra aukščiau, tai jau neįtin gerai. Jeigu jinai žemiau, tai nieko baisaus. Bet šiaip situacija nekokia. Kviečiai visiškai prispausti prie žemės. Aišku, jie kur mažesni buvo, tai jie atsikels, viskas bus tvarkoj. Bet pas mane pagrindė kviečiai buvo gan dideli. Iš ano video matėt, ką žiūrėjot, tai jie buvo gan įsivystę. Tuoj prasipjausiu, pasižiūrėsiu. Na, prasipjausiu, aš čia kelis augalus prasėjau, apsižiūrėjau tą situaciją plius minus. Tai daug yra palaužytų, tikrai daug, bet tie visi lūžimai yra aukščiau varpus. Tai tas šiek tiek džiugina, nes manau tikrai geriau negu prieš varpą. Aišku, radau augalų, kurie yra ir prieš varpą. Tai ten jau liūdnesnė situacija. Bet, blemba, čia atsikasi jie tokie. Realiai paimi sniegą, tai bele kiek svorio yra. Tai va čia viskas gerai, bet čia ir sniego mažiau. Tai sakau, yra laukų, kur palei pamiškės, tai išvis tenai sniega dar dabar balta. Ir kas svarbiausia, naktį dar -2 dabar žada. Tai tas sniegas dar laikysis, o kanalai jau pilni vandens. Ir dar 2 dieną žada į priekį lietų. Tai drėgmės tikrai turėsim nemažai. Su kviečiais nėra džiuginanti situacija. Važiuoju dabar, pasižiūrėsiu, kaip atrodo rapsai. Pasižiūrėsim, kokia tenai situacija. Atvažiavau į Rapsus. Technologinėse vien sniegas ir po rapsų sniegas. Na, bet su rapsų situacija šiek tiek geresnė. Kiek einu, žiūriu, tai rapsui
atrodo, kad labai didelės žalos nėra padaryta. Jisai tik tai, kad palinkęs, bet kol kas nulaužyto pagrindinio stiebo niekur nemačiau. Yra vienur ir kitur nulūžęs lapas, bet realiai nieko baisaus, butonas nenulaužtas, tai tas gerai. Aišku, gal koks vienas hitas, o čia po sniegu ir dar yra pasislėpęs, bet kiek kasiojausi, tai yra pasislėpęs, bet jo šaka čia, to rapso, tai jinai nėra nulūžus. Ir čia iš tikro aukštas rapsas. Turiu dar, yra žemesnis tenai, tai jau buvau nuvažiavęs, bet neparodžiau, tai tenai kaip ir geresnė situacija, šiek tiek labiau palinkęs, bet jisai tik palinkęs. Ir smarkiai palinkęs, bet svarbiausia nenulūžęs. Tai gal viskas bus gerai. Na taip, yra nemažai nulūžusių šakų, bet čia dar leidžia butonus, tai aš manau šitas jos nieko baisaus, kad nulūžo, svarbu pagrindinis stiebas sveikas. Na, su rapsu šiek tiek geresnė situacija, kiek žiūriu, apvažiavau kelis laukus, tai atrodo mažiau žalos padaryta, nors galvojam, kad kaip tik rapsas turės didesnį iššūkį atlaikyti tiek sniego, bet pasirodo geriau atlaikė negu kviečiai. O su miežiais ir kvietrugiais tai irgi panaši situacija kaip su kviečiais, yra palaužytų, kur didesni miežiai buvo irgi rimčiau palaužyti, tai sunku dar nustatyti tą situaciją, kai nutirps sniegas pilnai, galėsim įsivertinti, kokia ta tikra situacija. Bet kažkokia žala tikrai yra. Kviečiuose, manau, didesnė bus, rapse gal to daug nesijaus. Nėra patys geriausi reikalai. Na, bet ūkininkai pripratę kiekvienais metais. Gauna kažkokių iššūkių, pernai buvo sausra, šiemet sniegas, drėgmės perteklius, kaime dingus elektrą, tai žada, kad tik po 2 dienų pataisys, nes kažkoks rimtas gedimas, tai dirbtuvėse irgi dirbti negalim. Tai tenka laukti ir žiūrėti, kokia bus situacija. Tai šiam video tiek noriu parodyti. Būtinai parašykit komentarus, kokia situacija pas jūs, kiek sniego gavot, kokia žala, kaip kviečiai, kaip rapsai atrodo. Ir susitiksim kitam video.